Labas rytas jums ir labas rytas įvaizdį. Taip vadinasi paroda, kurioje fotografijos absolventė Viktorija Bali aiškinasi, kaip atrodo, ką tik nubudę ir dar nespėja suformuoti savo įvaizdžio žmonės. Kaip jie atrodo, kaip mes atrodome ir kaip jūs atrodite, ką tik atsikėlę, čia turbūt ir pamatysite. Ar norėtumėte nusifotografuoti tada, kai tik pramerkėte akis? Fotografė Viktorija Bali tokį klausimą užduodavo savo modeliams, kurie tapo jos baigiamojo bakalauro darbo herojais. Fotografijose užfiksuoti 8 skirtingų amžiaus grupių žmonės – paaugliai, jaunimas, suaugusieji ir senjorai. Vieninteliams vaikams nerūpi įvaizdis, tad jų parodoje nėra, o pati idėja prasidėjo nuo vieno žodžio įvaizdis. Mergina panoro išsiaiškinti, ar susikurtas įvaizdis įkalina ar išlaisvina. Įvaizdis ir išlaisvina, ir įkalina. Todėl savo diplominėme darbe aš pasirinkau fiksuoti šią paradoksalią situaciją ir tik nubudusius žmonės pateikti kaip jau esančius įvaizdyje. Ir šitie portretai būtent perteikė ir tam tikrą išsilaisvinimą, ir įsikalinimą. Jie išlaisvina natūralią žmogaus būseną, kuri šiuolaikinėje visuomenėje yra retai publikuojama, nes pilna aplink išpuoselėtų žmonių atvaizdų, tačiau ir įkalina, nes būtent parodo tik tokią tapatybės dalį. Viktorija fotografavo ką tik nubudusius ne tik pažįstamus žmonės. Parodoje yra ir autoportretas, taip sąžiningiau sako fotografė. Ji pastebi, kad žmonės net miegodami dėvi papuošalus, susipina kasą ar įsitepa specialiu kremu. Yra ir nepažįstamų žmonių ir tai man buvo labai įdomi patirtis, kai tu susitari su žmogum ryte, kada jį fotografuosi, tu atsikeli, važiuoji pas visiškai nepažįstamą žmogų, tu jį pažadini ir sakai labas rytas ir pirmąsyk matai ir tada fotografuoji. Va, čia buvo man didžiausias toks iššūkis, akibrokštas ir įdomumas. Ir rašant darbą, ir fotografuojant žmonės būta nemažai atradimų. Pavyzdžiui, žmonės išvydę parodą Labas rytas įvaizdį iš karto tapatinasi su šiais portretais ir randa panašumų. O vis labiau tarp jaunimo populiarėja įvaizdis vadinamas kaip ką tik iš lovos. Man atrodo, kad čia yra iššūkis tarp dabar daugybės tų išpuoselėtų įvaizdžių ir tas out of a bed tampa tarsi įvaizdis, kad aš tarsi noriu atrodyti natūraliau, kad man tarsi niekas nerūpi, nors iš tikrųjų tai yra dar vienas įvaizdis. Viktorija Bali pasirinko ir specialias nuotraukų demonstravimo priemonės, mobilius stendus naudojamus reklamoje, o X formos karkasas tarsi žmogaus kūno alegorija. Fotografė narplėjusi painias įvaizdžio kūrimo teorijas priėjo prie išvados, kad net ir nubudę žmonės nėra įsilaisvinę nuo įvaizdžio.